sakoma, kad prie kavos puodelio geriau mąstosi, ar prie cigaretės dūmo geriau kvėpuojasi, o gal kartais prie kažkokio pokalbio geriau išsimąsto. Štai šį rytą geriu grynam ore kavutę ir štai atėjo tokia mintis, kad o kada geriausiai mąstosi? Kada tau geriausiai mąstosi? Aš pagalvojau ir pasidalinsiu, kada man geriausiai mąstosi. Tada, kada įvyksta netikėtumo momentas. O tas netikėtumo momentas įvyksta tada, kada aš galiu eiti ir apie nieką negalvoti ir apžvelgti aplink save esančią aplinką. Tai gali įvykti netgi ryte, o geriausiai įvyksta, kada aš nurimstu. Tai matyt, kai nurimstu, tada geriausiai ir mąstomas. O kaip tau?